Hola, hola, bienvenidos a mi canal, me llamo Elisa, encantada, aš vardu Elžbieta arba Elisa, malonu susipažinti su jumis ir mes tęsime mūsų mini pamokėles. Ir šiandien mes pakalbėsime apie žodyną, taip, apie išsireiškimus, sakinėlius, kuriuos mes naudojame restorane, bare, vietose, kur mes norime pavalgyti. Tikrai, manau, bus naudinga, galbūt jūs jau ir žinote, labai gerai, galite rašyti komentaruose, ką jau žinote, ką žinote, galbūt jūs dar kitaip kažką sakote, taip, nes visada kalba yra labai lanksti ir dėl to galima visai pasakyti. Aš sakysiu po vieną, du variantus, kaip tai galima. Ir, manau, galime pradėti. Taigi, pradėkime nuo to, kai jūs dar esate namie, ir jūs dar tik pagalvojate, kad norėtumėte pavalgyti, papusryčiauti arba pavakariniauti restorane. Ir jūs ką darysite? Jūs skambinsite, taip, llamar skambinti. Ir kai jūs paskambinate, taip, žinoma, jūs turite saludarse, obvio, es necesario. Yra būtina pasisveikinti, jūs pasisveikinate. Hola, buenos días, buenas tardes. Jau pasirinkate jūsų pasisveikinimą. Ir jūs sakote, quería hacer una reserva, aš norėčiau rezervuoti, arba mes galim būti konkretus ir iš karto pasakyti, pavyzdžiui, keliams žmonėms mes norime, ane? Ir tai skambėtų, quería hacer una reserva para 3 personas. Norėčiau užrezervuoti 3 žmonėm. Ir 100%, kad žmogus, kuris jums atsakė, jis po to paklaus, o kieno vardu, a qué nombre. Ir jūs atsakote, a nombre de Elisa. A nombre de ir pasakote vardą. Taip, kieno vardu jūs užsisakysite. Taip pat, žinoma, jūsų paklaus, o kelintai valandą jūs norite. A qué hora? Ir jūs atsakote, a las 5 de la tarde, a las 8 de la tarde, a las 10 de la mañana. Jeigu tai pusryčiams, tai vadinasi priklausomai, kada jūs norite rezervuoti, tą laiką ir sakote. Taip, tiesiog naudojate a las ir po to jau pasakote, kelintą valandą norite. O dabar mes įsivaizduokime, kad mes atėjome į restoraną, nepadarė rezervacijos. Ir mes atėję, taip, mes paklausime. Tiene una mesa para 4? Ar turite stalą 4 žmonėms? Tiene una mesa para 2? Ar turite stalą 2 žmonėm? Tai vėl skaičiuoka, jo pasirinkate jūs keliam žmonėm. Ir ji arba jis taip gali paklausti. En la terraza o dentro? Ir terasa, negalvokite, čia nėra kažkur tai aukštai, čia turi omenyje ar lauke, ar viduje. En la terraza o dentro? Dentro, viduje. O jeigu jūs jau paskambinote, jūs užrezervavote, tai jūs atėję sakote, tengo una reserva a nombre de Elisa. Pavyzdžiui, taip, vardą pasirinkate jūs. Kai jūs atsisėdate, taip, dažniausiai jums jau iš karto paduoda meniu, taip, bet būna tokiu atveju, kad kartais ir nėra to meniu. Ir kaipgi paklausti? O mes galim paklausti 2 būdais. Ir tai būtų, jeigu jūs sakysite iš savęs savo vardu, tai jūs sakysite, me puedes traer una carta, me puedes traer un menú. Taip, kartą ir meniu, čia yra tas pats. Taip, me puedes, ar man gali. Jeigu jūs kalbate už visus, niekam, pavyzdžiui, neatnešė, taip, tai jūs sakysite, nos puede traer una carta, nos puede traer un menú, arba podría traernos una carta, un menú, ir jau po šito sakinio tikrai 100% jums atneš. Ir kai atneš, dažniausiai būna taip, kad iš karto paklausia, o ką gersite? ¿Qué van a tomar?
ką gersite, que van a tomar, taip, jūs ką gersite. Nes jeigu tu, tai bus que va a tomar, taip, mes kalbame su forma usted, pagarbiai, gražiai. Arba gali paklausti tiesiog de beber, atsigerti ir viskas. Tiesiog, de beber irgi gali būti, gali pasitaikyti. Labai priklauso nuo žmogaus, taip, kaip jisai yra įpratęs kalbėti. Ir jūs, pavyzdžiui, sakote, taip, para mí una copa de vino blanco. Man taurę balto vyno. Ir po to, kai jau atneš jums gėrimus, paklaus, o ką užsisakote, taip, ką valgysite. Ir tai bus, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a cenar? Tai priklauso, ar jūs valgote pietus, ar jūs vakarieniaujate, dėl to pasikeis mūsų veiksmažodis. Taip pat gali paklausti, ¿sabe ya qué va a pedir? Taip, ar jūs žinote, ką užsakysite? Ir jeigu jūs vis dar nežinote, vis dar žiūrite meniu, taip, tai jūs pasakysite, todavía estoy decidiendo, ¿me das un minuto? Taip, aš vis dar galvoju, ar man duosi minutę. O jeigu jūs kalbate taip keletą žmonių vardų, sakysite, todavía estamos decidiendo, nos da un minuto? Taip, mes dar galvojame, ar mums duosite 1 minutę. Jeigu jums, pavyzdžiui, trūksta stalo įrankių arba trūksta servetėlių, jų nėra, tai jūs irgi su šitą formą galite tai prašyti, kad jums atneštų. Me puedes traer, podría traer. Taip, ir jau pasakote, ką jums, kad atneštų. Pavyzdžiui, taip, me puede traer unas servilletas, me puede traer los cubiertos. Taip, ar man galite atnešti stalo įrankius. Vėl formą pasirinkite, kokius norite. Arba jūs kalbate nuo savęs, taip me, arba galite pasirinkti visų vardų. Jau čia priklauso nuo jūsų. Jeigu jūs žiūrint meniu, taip ir patiekalus, los platos, jums kažko tai nesuprantate, pavyzdžiui, taip, arba skaitote ir nežinote, ar tai įeina į šitą patiekalą, ar neįeina, ir jūs galite paklausti, que llevan las croquetas, taip, iš ko yra padarytos croquetas. Ir bet kokį kitą valgį, taip, que lleva la ensalada, iš ko yra padarytos salotos. Ir jums tada camarero, taip, padavėjas, pasakys ingredientes. Pasakys ingredientus. Ir jeigu jūs kažkokiame patiekale nenorite kažkokio ingrediento ir norite, kad jums jį nedėtų, tai jūs pasakysite. Podéis quitarle el queso de la pasta. Taip, ar galite nedėti sūrio į makaronus. Arba į bet kokį kitą valgį. Taip, jūs jau pakeičiate patys, apie kokį patiekalą kalbate. Bet jūs būtent naudosite šitą formą. Arba jūs galite pasakyti, puedo pedir la pasta sin queso. Puedo pedir la ensalada sin olivas. Ir viskas. Ir jums pasakys, ar gali, ar negali tai padaryti. Ir jau gale, kai jūs jau pavalgėte, jūs norite išeiti, bet reikia susimokėti, ne? Tai jūs ką? Jūs paprašysite sąskaitos. Ir jūs pasakysite tiesiog, la cuenta, por favor. Ir jums atneš sąskaitą. Čia buvo viskas šiandienai. Tikiuosi jūs savo išsirašėte taip naudingus išsireiškimus ir naudosite, kai eisite į restoranus. Ačiū, kad buvote su manimi. Labai būčiau dėkinga už jūsų prenumeratą, laiką, komentarą ir žinoma galite dalintis su žmonėmis, kam yra įdomi ispanų kalba, o mes jau susitiksime kitame video. Hasta pronto!